Pasaulyje yra vienas nenuneigiamas dalykas. Moterims visada norisi papuošalų, visiškai nesvarbu kokio jos amžiaus. Jaunos, senos ar net visiškai mažytės, jos vis tiek nori turėti savo papuošalų dėžutę. Ir toj papuošalų dėžutėje vis laiko turi atsirasti kažkas naujo. Ilgą laiką nemėgome geltonų papuošalų, jie buvo tarsi tokia truputėlį senovė. Kažkaip atrodė, tokius papuošalus nešioja tik močiutės. Šiandieną, pavyzdžiui, mano didžioji dalis papuošalų yra geltoni, todėl kad tai yra tikrai labai madinga. Aš turiu išrinkti dovaną savo tetai, gimtadienio proga. Aišku, tai tetai yra jau ne 35 metai ir aš norėčiau, kad tai būtų tokia dovana, kuri tikrai būtų labai naudinga, kad jinai būtų ir labai maloni ir turėtų išliekamąją vertę ir dar būtų lengvai derinama. Tai aš manau, kad geriausia dovana būtų tetai padovanoti segę. Tai čia ir išrinksiu. Sveiki! Parodykit man patį didžiausią deimantą jūsų parduotuvėje. Vis dėlto Marilyn Monroe buvo teisi, sakydama, kad deimantai yra geriausi mergaičių draugai. Šitas man labai. Super. Papuošalai iš perlų yra būtent tie papuošalai, kurie tikrai turi būti kiekvienoj papuošalų dėžutėj. Juos galima ir reikia dovanoti visai mažom mergaitėm, nes jie yra tinkami. Jie nebūtinai privalo būti tikri, jeigu dovanojate tokiam visai mažam žmogučiui, bet jie yra puikiai tinkami tiek močiutei, tiek mamai, tiek žmonai, tiek seseriai. Ir tai yra nepaprastai lengvai derinamas daiktas. Tai yra absoliuti klasika. Galima rinktis, kad yra labai klasikinės, tiesiog tos apvalios formas. Galima pasirinkti ir kažkokią lašo formą. Bet kokiu atveju, aš tiesą sakant, nežinau nei vieno žmogaus, kuriam netiktų tokie papuošalai. Tada šiandieną perku sagę ir ar galite supakuoti kaip dovaną?